Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Aš nežinau, kad lyja ir žodžiu, man labai dabar liūdna, žinokit. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. All your game. Viskas, apsirengiu dabar, laikas keliauti tvarkytis. All your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Sutvarkiau jau butą, liko mano 2 kambariai, kadangi noriu būti su jumis atvira ir aš irgi esu žmogus, kuris gali porą dienų nesitvarkyti, vis dėl to, kad pavargo, ar ten nenori ir panašiai. Tai noriu jums parodyti, kaip atrodo mano nuostabus kambarys prieš susitvarkymą ir tada jau keliausiu tvarkyti, nes aš jau į tai žiūrėti nebegaliu ir pagal mane tiesiog jeigu kambary bardakas, tai ir galvoje bardakas. I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them. Taigi baigiau pagaliau tvarkyti savo vieną kambariuką. Jis ir buvo mano šiaip pagrindinė širdgėla, nes labai blogai atrodė, o dabar čia viskas jau sutvarkyta. Tai aš labai džiaugiuosi. Liko realiai pasikeisti patalynę. Noriu kažką nusipirkti, nes nežinau, kažko saldaus norisi. Kažko atsigerti. Žodžiu, tiesiog noriu savo padėkoti už tai, kad sutvarkiau kambarį, tai nusipirksiu savo kažką skanaus. Pasimokiau iš savo šiandieninės klaidos ir užsidėjau striukę su kapišonu.
Ir galiu jums tiesiog garantuoti, kad dabar nelis, kai aš jau turiu kuo apsidengti. Tai kaip ir sakiau, nelyja, o kai neapsirengiu striukės su kapišonu, tai lyja. Man pastoviai sekasi. Taigi dabar laikas pradėti daryti namų darbus, kadangi aš šito rašau matematikos savarankišką darbą, tai turiu jam pasiruošti. Pas mus mažai kas rašo parkeriais ir šiaip nesuprantu kodėl, nes iš tikrųjų tai žiauriai patogu. Tai nežinau, manau, kad daugeliui tiesiog tai atrodo kaip į pradinuko lygį kažkoks grįžimas, nes pradinėse klasėse tu galėjai turėti tik tais parkerį, jokių tušinukų. Nu, bent jau mano mokykloje tai buvo. Tai gal tiesiog nori rašyti tušinukais, nes aš atsimenu, kai atėjau 5 klasę, tai belenkai man buvo šokas, kad aš galiu rašyti netgi juodų tušinuku. Susirišau, tai būsiu garbanota, o dabar tiesiog griūnu į lovą, nes labai noriu miego. Iki rytojaus. Labas rytas, jau atėjo kita diena. Nefilmavau savo ryto rutinos, kadangi jinai tokia pati, nieko nesiskiria. Ir tiesiog manęs šiandien laukia pakankamai ilga diena. Pas mus šiandien 8 pamokos, po to mano bus korepetitorius. Aišku, mano vienintelė viltis yra, kad biologijos mokytoja neduos rytoj apklausos, o duos penktadienį, tada nereiks šiandien mokytis, bet nuojauta kužda, kad rytoj rašysiu, tai reiks mokytis. Nebus laisva diena, dabar reikia ruoštis, puoštis ir keliauti į mokyklą. Vakar vakare neišsirinkau kažkokio outfito, tai manęs dabar laukia apmąstymai dėl outfituko. Šiandien noriu kažką šviesaus, čia tai jau faktas. Manau, gal tokio. Bet su ja po apačia visada reikia turėti maikutę. Aš paimsiu tokią ilgom rankom, kadangi man šalta asmeniškai. Dabar reikia išsirinkti kelnes. Šiaip čia man sunkesnis tikriausiai variantas. Nes pas mane šviesių kelnių nėra, tai čia reikia realiai derinti džinsus tada tokiu atveju. Tai tikriausiai šviesi džinsai čia tiks geriausiai. Dabar laikas persirengti. Vakar nepavyko su jumis pakalbėti, tai padarysiu tai šiandien. Ką noriu pasakyti? Aš žmogus, kuris belenkaip laukia vasaros, aš nekenčiu šaltų orų. Aš manau, kad aš galėčiau gyventi karštam klimate, tiesiog kur nėra žiemos ir toks tipo pusiau ruduo, tai man tai būtų tikriausiai tobula. Man nereiktų jokių megztinių, striukių ir panašiai. Tai tęsiant šitą temą, noriu pasakyti, kad belenkaip dabar laukiu vasaros ir tuo pačiu nelaukiu. Dėl to, kad kaip jau ir minėjau praeitose video, esu 11-okė, tai manęs laukia egzaminai, tai yra VB pirma dalis. Ir, tiesiog jau yra ta baimė, kad šitie egzaminai, jie yra jau svarbus, čia yra kaip didelis atsiskaitimas, kuris nulems tavo gyvenimo kelią, tai čia yra crazy. Tai tiesiog, aišku, jis dar nenulems visą mano gyvenimo kelią, kadangi yra dar VB antra dalis, kuri bus po metų.
bet iš tikrųjų man jau toks jausmas, kad aš jau baigiau mokyklą, nes man atrodo, kad egzaminus rašo žmonės, kurie jau baigė mokyklą, o aš dar nebaigsiu, aš dar metus eisiu į tą mokyklą. Šiaip nežinau, kokia jums tema būtų įdomi. Tai yra viskas jūsų rankose. Parašykite komentaruose, kokia tema norite, kad aš pakalbėčiau. Gal turite kažkokių klausimų. Kviečiu parašyti visas mintis į komentarus. Kalbant apie mokyklą, nežinau, ar jūs girdėjote tą frazę, kad oi, tu tikrai norėsi grįžti į mokyklą, čia yra tavo geriausias laikas, tu niekada nebūsi tokia jauna ir panašiai. Bet realiai, kiek klausiau pas mamą, tėtį, sesis, vyresnius žmonės, nei vienas nenori grįžti į mokyklą. Nu, nei vienas nenori tenai grįžti. Ir aš jūs absoliučiai suprantu. Dėl to manau, kad labai džiaugsiuos, kai iš ten išeisiu. Aišku, reikia ir padėkoti, nes be to, ta prasme, tu negalėtum įstoti ten, kur tu nori ir panašiai. Bet vis tiek, ta prasme, šiaip aš asmeniškai, nekenčiu mokyklos. Vienas iš svarbiausių dalykų, reikia būtinai mokykloje susirasti draugą, kokį nors, kuris tau yra artimas širdžiai. Aš jį turiu, draugę, ir iš tikrųjų be jos aš nežinau, kaip aš išgyvenčiau gimnazijos tos laikus, nes šiaip mum abiem labai sunku. Tiesiog, žinokit, krūvis yra didelis. Pažymiai vis kiekvienais metais krenta, tai atrodo, ką daryti. Norėjau pasidalinti, kad vasarą jau pradėsiu dirbti. Jeigu jums įdomu, kur, kaip, kągi aš veiksiu ten, tai rašykite komentaruose, viską stengsiuosi atsakyti, tikriausiai kitam video. Esmė tame, kad aš jau pradėjau dėtis žieminę striukę, nes man žiauriai šalta ir aš bene kaip bijau, kad vėl lis, tai su kapišonu šį kartą, bet aišku nelyja, nes aš su kapišonu, logiška. Aš esu Max sudaužyta. Taip. Aš esu žmogus, kuris ne visada būna pozityvus, būna įvairių momentų mano gyvenime, kai norisi tiesiog dingti. Nebuvo kažko labai baisaus, tiesiog, pavyzdžiui, nepasisekė išspręsti matematiką ir panašiai, bet kažkodėl tai labai kerta, tokiais momentais dingsta visa motyvacija, tiesiog viskam. Atrodo, mokaisi, neišeina, nesimokai. Irgi neišeina, logiška. Tai atrodo, kam tada mokytis, jeigu gauni tą patį pažymį. Bandysiu kelti tą nuotaiką, kadangi reikia motyvacijos, rytoj rašau biologiją, tai yra dalykas, kuris man labai patinka, tai tikiuosi gerai pasiseks. O dabar man bus korepetitorius, svarbiausia nenukabint nosis, aišku, norisi verkt, norisi dingt ir panašiai. Bet pas vis būna tokių momentų ir čia yra normalu. Tiesiog reikia duoti savo laiko atsipūsti, o jeigu kaip mano atveju to laiko nėra, tai atidėti tą atsipūtimo laiką kitai dienai.
kartą susitinkam šitoj vietoje ir aš vėl grįžau namo. Dabar laikas eiti praustis. Aš varysiu į vonią, noriu atsipalaiduoti, jau išmokau viską, pasiruošiau rytojaus biologijos atsiskaitimui. Dabar realiai liko atsipalaiduoti, truputį dar pasikartot, atsakyti lietuvių klausimus. Tai netikai ir daug, tai tiesiog noriu dabar labai jau į vonią. Šiaip jau labai džiaugiuosi, kad viską išmokau, nes šiaip labai nefainas jausmas, kai tu dar nieko neišmokęs ir tavęs laukia visi tie dalykai, o dabar tu jau viską realiai moki, reikia tik pasikartoti ir gali laisvai miegoti. Dabar yra tik 9, aš pati nustebau, kad viską taip greit padariau ir manau, reikia dažniau taip elgtis. Šiaip aš dievinu tą jausmą, kai būna šviežiai pakeista patalynė, tu būni po vonios, irgi švari ir tiesiog toks kaifas, tu švari, patalynė švari ir tiesiog žiauriai gerai. Žodžiu, pasikartau biologiją. Dabar linkiu jums saldžių sapnų ir susitiksime rytoj. 'Cause I don't keep 'Cause I don't keep 'Cause I don't